Kodėl reinkarnacija ištrinta iš Biblijos? Egzistuoja labai gilios paslaptys, ilgiems šimtmečiams paslėptos po storais istorijos dulkių ir dogmų sluoksniais ir laukiančios palankaus momento vėl iškilti į dienos šviesą. Įsivaizduokite žinias, kurios buvo meistriškai ištrintos iš šventųjų raštų. Tai senovinis mokymas, kuris, ko gero, buvo neatsiejama ankstyvosios krikščionybės tikėjimų dalis, bet ta dalis buvo ištrinta, palaidota po bažnyčios dogmomis ir nutarimais. O ką pasakysite, išgirdę, kad reinkarnacija tai yra tikėjimas, kad siela gyvena daugelį gyvenimų, kadaise galėjo būti Biblijos teksto dalimi? Kad atsakytume į šį klausimą, įdėmiau patyrinėkime istoriją. Pažvelkime į archainius tekstus ir patyrinėkime nuostatas, kurios formavo ankstyvosios krikščionybės pasaulio matymą, ir mums gali pasidaryti aišku, kad gili dvasinė tiesa, reinkarnacijos idėja, užfiksuota daugelėje senųjų kultūrų ir daugelėje šiuolaikinių dvasinių judėjimų, buvo sąmoningai nutylėta ir trinama iš kolektyvinės žmonijos atminties. Tad atverkite savo širdis ir protus ir kartu su mumis patyrinėkite, ar reinkarnacijos idėja nebuvo ištrinta iš Biblijos puslapių. Kad suvoktume, kaip reinkarnacija susijusi su ankstyvąja krikščionybė, plačiau atverkime vartus į senųjų civilizacijų tikėjimus. Žmogaus sielos persikūnijimo, tai yra reinkarnacijos, idėja sklandė po šventyklų skliautais, ankstyvųjų žmonių sąmonėje ir ritualuose, daugelį amžių prieš pirmąjį Kristaus apsireiškimą žemėje. Senovės Egipto žyniams mirtis buvo tik perėjimas, tik laiptelis nemirtingos sielos gyvenimo kelyje. Mirusiųjų knygoje, senovės Egipto šventųjų tekstų rinkinyje, aprašoma pomirtinė sielos kelionė, pomirtinio teismo scenos. Po teismo siela gali vėl įsikūnyti, tai yra iš naujo gimti žemėje arba likti dvasinėse sferose. Siela tuose tekstuose traktuojama kaip klajoklė, kuriai lemta grįžti į žemę tiek kartų, kiek reikia, kad pasiektų harmoniją, būtiną egzistavimui aukštesniuose dvasiniuose pasauliuose. Indijoje, šventosios Gango upės pakrantėse, klestėjo kitais žodžiais reiškiama, bet iš esmės panaši reinkarnacijos samprata. Vedų šventraščiuose, užrašytuose maždaug 1,5 tūkstantmečio iki Kristaus gimimo, randame samsaros sąvoką. Tai begalinis sielos gimimų, mirčių, persikūnijimų ciklas. Pasak vedų tekstų, šis ciklas tęsiasi tol, kol siela neįsivaduoja iš materialinių priklausomybių ir nepasiekia mokšos būsenos, tai yra amžino išsivadavimo būsenos. Idėja gana paprasta. Vieno gyvenimo poilgiai, karma, formuoja būsimoje įsikūnijimo pagrindą ir nulėmė mokymosi kelią, kuris baigėsi tik tada, kai pasiekiamas nušvietimas. Su reinkarnacija susijusių idėjų sistema buvo sukurta ir senovės Graikijoje. Garsusis filosofas ir matematikas Pitagoras mokė, kad siela yra nemirtinga. Ji išgyvena daugybę mirčių ir atgimimų. Jam kiekvienas gyvenimas buvo nauja evoliucijos ir pažinimo galimybė. Jis buvo įsitikinęs, kad visatoje galioja dieviška tvarka, o reinkarnacija suteikia sielai galimybę kilti šios hierarchijos laiptais iki visiškos tobulybės. Jo žodžiais, siela įsikūnija į naujus kūnus tol, kol visiškai neapsivalo. Platonas, kitas didis senovės Graikijos mąstytojas, laikėsi panašių įsitikinimų. Dialogų knygoje Fedonas jis rašo, kad Sokratas tikėjo sielų persikūnijimu ir dvasinę evoliuciją per daugelį gyvenimų. Tik visiškai nuskaidrėjusios sielos persikelia į aukštesnius pasaulius, o tos, kurios neišmoko joms skirtų pamokų, grįžta į žemę. Pomirtinio gyvenimo vaizdiniai gana išsamei aprašyti ir Tibeto mirusiųjų knygoje. Manoma, kad ji sukurta 8 amžiuje. Knygos tekstai ir maldos
skaitomi prie mirusio žmogaus, tikint, kad jo sąmonė dar kurį laiką po mirties neišeina iš kūno ir kad jis girdi skaitančio ir besimeldžiančio žodžius. Knyga yra tarsi vadovas, leidžiantis nepaklysti mirties ir atgimimo tarpsnyje. Tibeto mirusiųjų knyga praneša laimingą žinią. Mūsų dvasioje glūdi ne pirmapradė nuodėmė, kaip teigiama dabartinėme krikščionybės variante, o šviesa atsiskleidžianti prieš pat mirtį ir po mirties. Šis Tibeto mirusiųjų vadovas remiasi didžiojo tobulumo mokymu apie pirmapradę, tyrą, visų gyvų būtybių prigimtį. Po mirtinio gyvenimo apibūdinimui tibetiečiai turi specialų terminą – bardo. Išvertus pažodžiui, tai reiškia tarpsnį, būvį, įsiterpusi tarp dviejų gyvenimų, trunkanti nuo mirties iki atgimimo. Terminas bardo turi ir platesnę reikšmę, nes Tibeto budizmo tradicijos visą, ne tik pomirtinę būtį, skirsto į 4 pagrindinius tarpsnius. Tai fizinio gyvenimo, mirties priengio, esmės ir tapsmo tarpsniai. Pats pomirtinis gyvenimas skirstomas į 2 tarpsnius. Esmės tarpsnėje individo subtilioji sąmonė ištirpsta pirmapradėje vaiskioje šviesoje. Jei mirusysis esmės tarpsnėje nepajėgia atpažinti tikrojo savo dvasios veido, vaiskiosios šviesos, tai jis įgyja vadinamąjį dvasios kūną, kurį galima vadinti vėle. Tada prasideda į atgimimą vedantis tapsmo tarpsnis. Visose senųjų civilizacijų tradicijose reinkarnacija buvo suvokiama ne vien kaip dvasinė realybė, bet ir kaip būtinas sielos tobulinimosi instrumentas. Manyta, kad kiekvienas naujas įsikūnijimas – tai galimybė išmokti vis naujus dalykus. Tai naujas moralinio ir dvasinio tobulėjimo šansas. Kiekvienas naujas gimimas ir gyvenimas yra tarsi naujas kosminės knygos, asmeninės evoliucijos puslapis. Čia kyla klausimas. Jei daugelis senųjų kultūrų ir civilizacijų suvokia reinkarnaciją kaip esminę ciklišką didžiojo kosminę gyvenimo dalį, tai kodėl krikščionybė, o tiksliau dabartinė krikščionybės forma, ėmė ją neigti? O gal kadaise krikščionybė taip pat ją pripažino? Pirmaisiais dešimtmečiais po Kristaus mirties krikščionybė dar nebuvo tapusi griežtai organizuota religija. Kiekviena bendruomenė savaip traktavo Kristaus žodžius ir mokymą. Dar nebuvo oficialaus šventojo rašto, nebuvo centrinės bažnytinės valdžios, kuri diktuotų bažnyčios dogmas ir religinio elgesio normas. Buvo tik karštas noras suvokti dieviškąją gyvenimo esmę, rasti atsakymus į amžinuosius gyvenimo klausimus. Krikščionybė, kaip naujo tikėjimo, idėjoms vis labiau plintant Romos imperijoje, pirmieji krikščionybės išpažinėjai anaiptol nesilaikė tų dogmų, kurios įsitvirtino vėliau ir kurias dabartiniai krikščionys laiko tiesiog nepajudinomis tiesomis. Tai buvo intensyvių dvasinių ieškojimų epocha, kai dvasinės tiesos paieškos vedė už pavienio individualaus gyvenimo ribų. Žmogaus siela suvokiama kaip amžina, nepribota vienu fiziniu kūnu. Dėmesys buvo sutelktas ne vien į šį konkretų gyvenimą, bet ir į didžią sielos kelionę per laiko upę. Todėl pirmieji krikščionys tikėjo, kad po mirties, praėjus tam tikram laikotarpiui, siela vėl grįžta į žemišką gyvenimą naujame kūne. Tarp ankstyvosios krikščionybės teologų išsiskiria Origenas Aleksandrietis, 4 amžiuje tvirtai pasisakęs už reinkarnacijos pripažinimą. Origenas tikėjo, kad siela ne laikinas Dievo kūrinys, o amžinas tvarinys, pereinantis per daugybę gimimų ir mirčių ciklų. Pagrindinėme savo veikale apie pradus jis tvirtina, siela po mirties palikusi kūną, po kurio laiko vėl įsikūnija naujame kūne. Atgimimų ciklas tęsiasi tol, kol siela visiškai apsivalo ir nušviesėja. Jam reinkarnacija yra dvasinės evoliucijos, dvasinio tobulėjimo būdas, o mirimo atgimimų ciklas tęsiasi tol, kol nesusiliejama su dieviškumu. Reinkarnacijos Origenas nelaikė bausme.
Jam tai reiškia mokymus ir tobulėjimo galimybę. Jis teigia, kad gyvenimo išbandymai ir sunkumai būtini sielos tobulėjimui. Kaip tik jų dėka siela artėja prie amžinosios išminties. Jis rašė, kiekviena siela ateina į šį pasaulį sutvirtinta ankstesnių gyvenimų pergalėmis ir susilpninta pralaimėjimais. Origenas nemanė, kad reinkarnacijos idėja svetima krikščionybei. Priešingai, jis buvo įsitikinęs, kad ji tiesiog idealiai atitinka Kristaus mokymo apie sielos apvalymą ir išganimą esmę. Kita vertus, kas galėtų suvokti amžinybės esmę geriau už sielą, kuri jau praėjo daugybę mirčių ir atgimimų ciklų. Pirmaisiais krikščionybės amžiais tradicijos formavosi sugeriant dvasinės ir filosofinės ankstesnių civilizacijų idėjas. Ankstyvuosiuose krikščionių tekstuose reinkarnacijos idėja buvo aptarinėjama, nors nebuvo visuotinai pripažinta. Ir tik 6 amžiuje įvyko dramatiškas lūžis – visuotinis bažnyčios susirinkimas Konstantinopolėje, o tai galinga institucija skirta formuoti krikščionybės pagrindus. Nulėmė reinkarnacijos vietą krikščionybės idėjų sistemoje. Šiame susirinkime mokymas apie reinkarnaciją buvo pripažintas erezija ir pašalintas iš oficialiosios krikščioniškos teologijos. Šis sprendimas buvo ne tik teologinis, bet ir politinis. Imperatorius Justinianas ir jo žmona Teodora organizavo kampaniją prieš daug kartų įsikūnijančios sielos idėją ir kartu su tuo prieš dvasinės evoliucijos, išeinančios už pavienio gyvenimo ribų sampratą. Justinianas nepakentė opozicinio mąstymo. Jam krikščionybės konsolidacija vienodų dogmų pavydalų buvo reikalinga ne vien religinių požiūrių, bet ir dėl tvarkos palaikymo imperijoje, o reinkarnacija, mokymas apie sielos gyvenimą per daugelį atgimimų ir apie sielos evoliucijos savarankiškumą, metė iššūkį centralizuotai bažnytiniai valdžiai, siekusiai kontroliuoti sielos likimą ir jos išganimą. 553 metais Justinianas sušaukė antrąjį visuotinį bažnyčios susirinkimą. Be kitų bažnyčios hierarchų jame dalyvavo ir Konstantinopolio patriarchas ir Romos popiežius, kuris iš pradžių priešinosi kai kuriems sprendimams, bet galiausiai pasidavė imperatoriaus spaudimui ir sutiko su dauguma siūlymų. Reinkarnacijos pašalinimas iš krikščionybės doktrinų buvo ne tik teologinis reikalas. Reinkarnacija išreiškia galingą idėją, kad kiekviena siela pati atsako už savo dvasinį tobulėjimą ir kad gyvendama per daugelį gyvenimų ji gali pasiekti tokį nuskaidrėjimo lygį, kuris būtina susilieti su dieviškumu. Ši koncepcija galėjo paskatinti žmonės suabejoti vieningos sielos išganimo institucijos, bažnyčios, autoritetu ir net apskritai jos egzistavimo būtinumu. Sielos likimo kontrolė – vienas veiksmingiausių įrankių užtikrinti bažnyčios valdžią tikintiesiems. Jei žmonės tiki, kad jiems skirtas tik vienas gyvenimas, jie daug lengviau patiki bažnyčios aiškinimais ir klusniau vykdo jos nurodymus. O reinkarnacija savo ruožtų suteikia sielai galimybę evoliucionuoti savarankiškai, išgyvenant daugelį gyvenimų ir atgimstant nebūtinai tos pačios konfesijos ar tautos rėmuose. Justinianas suprato, kad bažnyčia, suvienyta vienos doktrinos, sustiprins ir pasaulietinę imperinę valdžią. Šalindamas reinkarnaciją iš krikščionybės mokymo, jis stiprino būtinumą išganyti sielas tuoj pat, jau šiame gyvenime, ir išganimo įrankiais galėjo būti tik paklusnumas dvasininkams ir strupus oficialių bažnyčios dogmatų vykdymas. Nemenką vaidmenį šalinant reinkarnaciją iš krikščionybės pažiūrų sistemos atliko ir Justiniano žmona Teodora. Ji buvo kilusi iš prastuomenės, jaunystėje buvo aktorė ir kurtizanė, dabar ji imperatorienė, ir jai buvo nepakeliamai sunku įsivaizduoti, kad vėl galės atgimti tokioje pačioje vargingoje šeimoje ir vėl kęsti tas pačias kančias bei pažeminimus. Justinianas įsakė paskelbti reinkarnacijos mokymą ereziją. Politinis spaudimas buvo toks galingas, kad net ištikimiausi reinkarnacijos šalininkai galiausiai susitaikė su šiuo sprendimu.
Vieni iš baimės, kiti siekdami naudos. Galiausiai Origenas buvo paskelbtas eretiku, o jos skelbtos reinkarnacijos idėjos pripažintos neatitinkančios oficialios krikščioniškos doktrinos. Ir vis dėlto kai kuriuose Biblijos vietose galima rasti eilučių, netiesiogiai kalbančių apie sielos atgimimą žemėje. Reinkarnacijos šalininkai viena iš tokių vietų laiko tekstą Mato Evangelijoje, kur kalbama apie Kristaus atsimainimą ir antrąjį pranašo Elijaus atėjimą. Kai mokiniai klausė Kristaus, kodėl šventojo rašto aiškintojai sako, kad pirmiau Mesijo, tai yra Kristaus, į žemę turi ateiti pranašas Elijas, Kristus atsako, Elijas tikrai buvo atėjęs, bet žydai jo nepažino ir padarė su juo, ką norėjo, tai yra nužudė. Tuomet mokiniai suprato Kristų kalbėjus apie Joną Krikštytoją. Šis Kristaus atsakymas esą reiškia, kad Jonas Krikštytojas, atėjęs parengti kelią Jėzui, yra pranašo Elijo reinkarnacija. Pirmiesiems krikščionims toks Kristaus atsakymas turėjo būti savaime suprantamas. Turint galvoje, kad tuo metu, kai gyveno Kristus, reinkarnacijos idėja nieko nestebino. Todėl Kristus nedvejodamas teigia, kad pranašiška Elijaus dvasia grįžo į žemę Jono Krikštytojo kūne. Jis kalbėjo taip, tarsi reinkarnacija būtų visuotinai pripažintas reiškinys. Dar vieną įdomų epizodą randame Jono Evangelijoje. Kristaus mokiniai, pamatę neregį, aklą nuo pat gimimo, klausė, Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad nusidėjo? Šis klausimas reiškia, kad mokiniai darė prielaidą, jog aklumas nuo pat gimimo galėjo būti bausmė už nusidėjimus ankstesnėme gyvenime. Jei reinkarnacijos idėja būtų visiškai svetima judėjų ir pirmųjų krikščionių tikybos sistemai, toks klausimas būtų beprasmis. Panašu, kad mokiniai suprato, jog siela gali atsiminti įvykius, nutikusius anapus jos dabartinio įsikūnijimo. Kristus neneigia galimybės, kad siela gali atsiminti iki dabartinio kūno gimimo su ją nutikusius įvykius, bet kartu praplečia šį reiškinį, teigdamas, kad žmogaus aklumas nebūtinai kilęs iš jo nuodėmės, kad tai gali būti galimybė reikštis Dievo valiai. Šiuo dialogu daroma prielaida, kad sielos atmintyje gali būti užfiksuojami praėjusių gyvenimų įspaudai. Nors reinkarnacijos doktrina daugelėje vakarų tradicijų buvo nuslopinta, naujaisiais laikais ji vėl atgauna įtaką, reikšdamasi kaip tiesos, prasmės, žmogaus egzistavimo esmės paieška. Pasaulyje, kur siekis momentaliai patenkinti savo norus dažnai užgožia vidinio tobulėjimo poreikį, reinkarnacijos koncepcija dažnai tampa priešnuodžiu nūnai viešpataujančiai vienkartinio gyvenimo sampratai. Šiuolaikiniams dvasiniams mokymams reinkarnacija yra ne vien paaiškinimas, kas vyksta po mirties, bet ir būdas suvokti žmogiškosios patirties prasmę, suvokti, kad kiekvienas individualus gyvenimas yra unikali augimo, tobulėjimo galimybė. Galimybė apsivalyti, nuskaidrėti, priartėti prie savo tikrojo dieviškojo aš. Užuot ieškojus išganimų per vieną vienintelį gyvenimą, kaip moko oficialioji krikščionybė, reinkarnacija siūlo mielaširdingesnį, kantresnį požiūrį į sielos tobulėjimą. Juk tai esmingai skiriasi nuo amžinos palaimos rojuje ar amžinų kančių pragare koncepcijų. Reinkarnacijos idėja vakarų pasaulyje atsinaujino, kai jame nuo 18 amžiaus pabaigos ir 19 amžiaus pradžios ėmė plisti rytų filosofijos ir dvasinių mokymų idėjos. Pavyzdžiui, budizmo ir hinduizmo religijose sielų persikūnijimas yra viena svarbiausių centrinių idėjų. Pasak rytų teologijos ir filosofijos, sielos persikūnijimų ciklas tai išsivadavimas iš prisirišimų prie materijos ir savęs pažinimo procesas. Žmogaus poelgiai, žodžiai, mintis, emocijos, kitaip tariant, jo karma formuoja ne tik dabartinį vienkartinį gyvenimą, bet ir būsimus įsikūnijimus.
Taip reinkarnacijos idėjos dėka gilėja atsakomybės už kiekvieną vyksmą supratimas, stiprėja ryšio tarp visų būtybių pajauta. Pamažu sielų persikūnijimų ir karmos sampratos, iš pradžių laikytos egzotiškomis, vis giliau leido šaknis į vakarų intelektualinį ir dvasinę dirvą. Be filosofijos reinkarnacijos idėja rado stiprią atramą psichologijos moksle. Pavyzdžiui, Virdžinijos universiteto profesorius Janas Stevensonas ištisus dešimtmečius tyrinėjo atvejus, kai vaikai detaliai pasakodavo apie savo praėjusių gyvenimų įvykius. Šie tyrinėjimai atskleidė stebėtinus faktus. Vaikai iš įvairių šalių ir žemynų pasakodavo apie gyvenimą seniai mirusių žmonių, kurių jie niekada nematė ir nesusitiko. Vaikai nurodydavo tų žmonių vardus, įvykių vietas ir aplinkybes, kurias mokslininkas vėliau patvirtindavo dokumentaliais įrodymais. Reikšmingos medžiagos reinkarnacijos tyrinėjimams teikia ir regresinės hipnozės metodas, ištobulintas amerikiečių psichologės Dolores Cannon ir kitų regresologų. Anot jų, nugramzdinus pacientą į praėjusius gyvenimus ir sužadinus tų gyvenimų prisiminimus, įmanoma išgydyti giluminės traumas, fobijas, emocinius blokus, kurių neįmanoma paaiškinti jų dabartinio gyvenimo aplinkybėmis. Transpersonalinė psichologija pripažįsta, kad mumise slypi praėjusių gyvenimo įspaudai ir kad šie prisiminimai, nesvarbu, suvokti ar nesuvokti, daro įtaką mūsų dabartiniams psichologiniams būsenoms. Kaip ir ankstesniais laikais, taip ir dabar reinkarnacija tebelieka viena iš didžiųjų egzistencinių paslapčių. Jis skatina egzistencinius apmąstymus ir kartu meta iššūkį įsisenėjusioms dogmoms. Vieniems žmonėms sielų persikūnijimo, atgimimo idėjos yra tarsi raktas, atveriantis duris į dvasinio tobulėjimo begalybę, iki pat susiliejimo su dieviškumu. Kitiems žmonėms reinkarnacija yra tik tikėjimas, netitinkantis jų žmogaus ir pasaulio sampratos, netitinkantis ir to, ką teigia krikščioniškoji tradicija. Vienaip ar kitaip, reinkarnacija nėra dogma, kurią reikėtų aklai priimti ir atmesti. Ji kviečia kiekvieną pažvelgti giliai į savo vidų ir ten rasti savąjį kelią, vidinę ramybę ir harmoniją.